Radio centro video. Žvaigždės anekdotas. Taigi anekdotas apie žmogų, kuris taip ir liko gyvenime nesupratęs Dievo. Didžiulis potvynis. Visi skęsta, viskas, žodžiu, plaukia, nes vanduo kyla ir žmogus susilipęs ant namo stogo, sėdi ir meldžiasi, priplaukia gelbėtojai ir sako, na, bičiuli, matai, kas čia vyksta aplinkui, sako, šokį valti, viskas, plaukiam. Ne, sako, žinokit, viskas bus gerai, aš meldžiuosi, tikiu į Dievą ir tikrai mane išgelbės, nieko man nereikia jokios jūsų pagalbos. Nu, sako, jeigu tai manai, okei, išplaukė. Vanduo toliau kyla, belieka toks mažas kraštelis. Žodžiu, ant stogo žmogus vis dar sėdi, atskrenda gelbėtojai su sraigtasparniu, nuleidžia kopėčias, sako, nu dabar jau tikrai lip, sako, nu matai, viskas, jau čia kiek beliko, tuo įskesi. Nieko nereikia, sako, aš tikrai meldžiuosi ir tikrai Dievas yra su manimi ir mane išgelbės. Sako, skriskis iš čia. Nu, išskrido ir aišku, baigėsi taip, kaip ir gelbėtojai sakė. Žmogus paskendo, bet numiręs jisai pateko tiesiai į dangų ir prie dangaus vartų, ten, kur Petras būna su raktais. Žmogelis sako, nu toks pasimetęs, savo niekaip nesuprantu, visą gyvenimą ir išpažinties ėjau, ir bažnyčią lankiau, ir meldžiausi, nu ir žiūrėkit, va vis tiek gavosi kaip gavosi. Petras sako, klausyk žmogau, mes tau net 2 kartus pagalbą buvom atsiuntę. Įsijunk gerą nuotaiką. Radio centras.